Jaunas, kilmingas ir ištikimas Mindaugui kunigaikštis Daumantas buvo pakylėtas į giminystės su pačiu karaliumi aukštumas. 1262 metais karalius mirtinai įžeidė savo svainį Daumantą, kai pasikvietęs apraudoti velionę Mortą Mindaugienę, po laidotuvių pasiliko Daumantienę savo kaip žmoną. Lietuvos sosto siekiantis Treniota sudarė sąmokslą su Daumantu pašalinti karalių. 1263 metais rudenį Daumantas nužudė Mindaugą. 1264 metais remiamas rusiškųjų Lietuvos žemės karių iš Naugarduko sugrįžo Mindaugo sūnus Vaišelgas. Vienu savo šeimos priešus jis sunaikino, o Daumantui su savo šeima ir kariauna pavyko pasprukti į Pskovą. Čia juos apgynė ir pakrikštijo Pskovo kunigaikštis Sviatoslavas. Kerštaujantis Lietuvos valdovams bėglys Daumantas greitai įgijo pskoviečių pagarbą. Tapęs Pskovo kunigaikščiu, Daumantas sėkmingai kovojo su Livonijos ordino agresija, statė cerkves, atnaujino miesto pilies įtvirtinimus. Daumantas Pskovą valdė iki 1299 metų, kai mirė ir buvo palaidotas Švenčiausios Trejybės cerkvėje. Dar gyvas būdamas garsėjo savo pamaldumu, prisidėjo prie šventojo Pskovo globėjo Vsevolodo Gabrieliaus Mstislavičiaus kulto įtvirtinimu. Po Daumanto mirties susiformavo vietinis Švento Timotiejaus kultas, kuris garsėjo stebuklingomis gydymo galiomis. Taip Mindaugo žudikas tapo Pskovo žemės šventuoju Timotiejumi. Daumanto kalavijas kabėjo virš jo kapo, kaip miesto politinių savarankiškumo ženklas. Šį kalaviją demonstruodavo per šventinės procesijas, juo inauguruodavo Pskovo kunigaikščius.